Sveiki! Šiandien parodysiu Jums, kaip suteikti įgaliojimus Sodroje. Tai pirmą turime prisijungti draudėjui. Prisijungti. Mes jungsimės elektroniniu parašu. Pasirenkame įmonę. Toliau einame nustatymai, naudotojai ir jų teisės paskyroje. Suteikti naują įgaliojimą. Pildysime formą, kuri vadinasi IG1. Tai dauguma laukelių yra jau užpildyti, mes užpildysime likusius. Tai pradėsime nuo 10 laukelio. Tai pažymim 1. A1. Įgalioto asmens vardas pavardė. A2. Įgalioto asmens kodas. A4. Įgaliojimas galioja iki. Rekomenduojama suteikti daugiau negu 1 metams, šiuo atveju suteiksiu 5. Pažymime paukščiukus. Toliau 11 laukelis vadovas ar direktorius. 13 laukelis vadovo ar direktoriaus vardas pavardė. Tikrinti. Taip, matome raudoną spalvą, vadinasi kažkas užpildyta nekorektiškai ir mums reikia pataisyti. Tai šiuo atveju tai bus 8 skyrius ir mes pažymime Vilniaus skyriui. Tikrinti. Taip, tvarkoje. Matome žalią spalvą, vadinasi galim pasirašyti. Pasirašome elektroniniu parašu. Registruoti ir pateikti. Po pateikimo prie dokumentų mes matysime formą su būsena įvykdytas, priimtas. Toliau einame į nustatymus, naudotojų ir jų teisės paskyroje, asmenų teisės ir rolės portale, suteikti naują rolę ir teisės. Užpildome. Įgalioto asmens vardas. Įgalioto asmens pavardė, įgalioto asmens kodas. Naudotojo rolė portale administratorius. Suteikti. Suteikus atsiras įgaliotas asmuo laukelėje. Sveikinu, jūs suteikėte Sodros įgaliojimus.